kuriant, programuojant modelių valdymo pultais, kuriuose naudojama HTX operacinė sistema, patogu naudoti balsinius pranešimus, kad primintų mum, ką mygtukai daro. Kaip pavyzdys, Throttle active. kad gazas aktyvuotas. Throttle cut. High rate. Low rate. Ir kartais nebūna garsų, kurių norisi. Taip yra ir šiuo metu. Noriu gazo svirtelę pakoreguoti, suprogramuoti taip, kad vieną kartą gazo svirtelė būtų tiesiogiai, kiek aš pastumiu svirtelę, tiek gazo ir turiu, o kitu atveju paspaudus mygtuką noriu, kad gazo svirtelė būtų ne tiesinė aukštyn žemyn, o turėtų tam tikrą kreivę. Tai man reikia balsinio pranešimo ant mygtuko, kuris pasakytų tiesioginis gazas ar gazas pagal kreivę. Tai sukurkim šitos garsus. Tai tam naudojami tokie servisai text to speech. Jų yra įvairių, Google'as išmeta, bet dalis jų neleidžia parsisiųsti to audio failo. Ir tenka tada paleisti diktofoną, paleisti skaitymą to teksto ir įsirašyti diktofono pagalbą. Nu, čia toks nepatogus režimas, tai aš atradau šitą. Minusas, kad norint ją naudotis, reikia užsiregistruoti, bet tikrai verta, nes labai patogu. Ir kitas minusas, tai kad yra limituotas simbolių skaičius, o po to reikia, čia greičiausiai upgrade, tai mokamą versiją pirkti, ar nežinau, kažkas tokio, bet dabar man duoda virš 12 000 simbolių, kuriuos perskaitys, tik užsiregistravus be jokių pirkimų. Tai čia ilgam užteks, nes labai trumpi tekstai HTX operaciniai sistemai ant mygtukų. Romanų neskaitysim. Nu ir vat pavyzdys, pirmas mano pranešimas, tai yra direct throttle, tiesioginis gazas. Aš jau jį sugeneravau, perklausom. Direct throttle. Ir tuos balsus galima pasirinkti ir skirtingų kalbų, vokiškai, pavyzdžiui, prancūziškai. Galima ir intonacijas, personažus kitus pasirinkti. Man pasirodė, kad artimiausias tarimas yra Abigail. Ir parsisiunčiu šį garsą. Išsisaugau. Sekantis pranešimas, kurio man reikia, tai yra throttle curve. Tai direct throttle tai yra tiesioginis gazas. O pabandykim dar sugeneruojam. Throttle curve. Taip, parsisiuntėm. Ir dabar jau mes turim audio failus, kurie mums reikalingi. Bet jų tiesiogiai įkelti į pultą dar negalim. Dėl to, kad HTX operacinė sistema garsams turi apribojimų. Štai čia jie yra pateikti. Mūsų parsisiųsti failai. Galim palyginti. Atitinka vienas mono kanalas. Štai vienas mono. 16 bitų gylis. Čia taip pat 16 bitų gylis, bet diskretizacijos dažnis
gali būti tik tai 32.16.8, o mums sugeneravo 44. Tai mums netinkamas garso failas, negalėtų perskaityti. Šiek tiek dar reikia papildomai padirbėti, bet nieko sudėtingo. Iš interneto parsisiunčiam ir susinstaliuojam nemokamą Audacity programėlę. Ir į ją įsikeliam garsą. Ir į jį tiesiog eksportuojam taip, kaip mums patogu. Tai yra formato nekeičiam, mono paliekam, 16 bitų gylį paliekam. Tai, ką mums reikia pakeisti, tai yra diskretizacijos dažnis. Mums tinka tik 32, 16 arba 8. Aš taip istoriškai iš seno renkuosi 16, nors rašo, kad palaiko ir 32, bet kalba yra ne audio, ne muzika, ta diskretizacija neturi būti aukšta. Pagal balso spektrą 16 užtenka pilnai, gausis ir failai mažesnės apimties ir eksportuojam. Į kur aš eksportuoju? Vai, teisingai, viskas gerai. Štai 16. Čia turiu jau failą tinkamo man formato. Štai 16 kHz. Tik atkreipkite dėmesį, yra dar vienas apribojimas, tai failo vardas gali turėti tik tai iki 6 simbolių. Tai mes jį turim pervadinti 6 simbolių. Tai reikia gerai galvoti trumpinius. Tai man bus patogiausia surasti, kad tai yra gazo, tai throttle. Ir čia yra direct, tiesioginis. Tai aš va taip suprasiu. Throttle direct. Taip, šitą uždarom. Įsikeliam kitą nestandartinį garsą. Eksportuojam. Audacity čia mums daugiau nebereikės. Ir pervadinam throttle curve. Taip, CRV, taip aš suprasiu. Dabar šios failus reikia įkelti į radiją. Pajungiam į duomenų jungtį ir pasirenkam, kad norim storage, talpyklos. Savo telefone negaliu pasirinkti filmavimo didesnių kadrų skaičium, tai matosi šitas artefaktas bėgančios linijos dėl to, kaip ekranėlio atnaujinimo kadrai persidengia su videokameros filmavimo kadrais. Realiai nesimato tos juostos ir jos nesimatytų, jeigu aš telefone galėčiau pasirinkti gan didelį kadrų skaičių, kokį nors 100 frame'ų per sekundę ar 120, bet dabar yra kaip yra. Taip, tai dabar mano kompiuteryje atsirado atmintukas, vidinė radijos atmintis, einu į garsus, sounds, angliškus garsus ir čia įkeliu. Taip, ir dabar savo garsus čia įkopijuoju throttle curve ir throttle direct. Įkopijuoju. Noriu kopijuoti be
be nustatymų, nes tik taip gali, tiesiog patvirtinu ir viskas. Ir galim patikrinti, ar atsirado. Štai throttle curve mano atsirado. Ir throttle direct. Direct throttle. Direct throttle. Direct throttle. Throttle active. Throttle cut. Nu, nors gal ne visai čia panašus tas balsas. Throttle active. Throttle cut. Direct throttle. Nu, tiek to, galėsiu su tuo gyventi, gal kažkaip labai nenervuos, kad kitas intonavimas. Tai ir viskas, sukūrėm nestandartinius garsus ir juos įkėlėm.